Miesto šventės, apdovanojimų ceremonijos ir kiti renginiai neįsivaizduojami be Marijampolės pučiamųjų instrumentų orkestro atliekamos muzikos. Tačiau jis neapsiriboja tradiciniu šio žanro kolektyvams skirtu repertuaru. Jis gerokai platesnis. Praėjusiais metais orkestras muzikos mylėtojus pakvietė į džiazo koncertus. Jie sulaukė publikos dėmesio, todėl šį sezoną ir vėl žiūrovams pasiūlyta nauja džiazo programa Džiazo link. Mūsų kolektyvui labai patiko groti tą lengvą džiazą tokį su puikiais solistais, tai mes nusprendėme pratęsti tą projektą, pakeisti truputėlį kūrinius, pakeisti solistus. Mums labai malonu, kad sutiko su mumis pakoncertuoti tikrai džiazo vokalų korifėjus Steponas Januška. Prie mūsų vėlgi prisijungė Neringa Nekrašiūtė. Kartu su mumis vėl padainavo Žemyna Kriukonytė Zalcė. Marijampolės pučiamųjų orkestras tikrai man yra širdžiai mielas, brangus ir jau tikrai šiandien kažkaip pradėjom skaičiuoti, kad beveik 5 metai. Tai yra atviri pasiūlymams žmonės, ypatingai vadovas. Jis yra kūrybiškas, jis visko sugalvoja. Ir nėra tokio, kad čia neįmanoma, nebandysim, sako, pabandykim. Ir tikrai, aš manau, iššūkis yra pučiamųjų orkestrui, tarkim, sugalvoti projektą Džiazo link, ar ne? Aš pati nesu džiazo dainininkė ir man pačiai tai yra šiek tiek šioks toks iššūkis, bet kodėlgi ne? Pasikviečiam kitų muzikantų, padarom programą ir tikrai ir tik pirmin. Naujoji programa su pasisekimu atliekama įvairiuose Marijampolės savivaldybės renginiuose. Projektą Džiazo link parengė apie 10-metį Marijampolėje gyvuojantis pučiamųjų instrumentų muzikos klubas Marijampolės Aidas. Šiuo projektu siekiama Marijampolėje populiarinti pučiamųjų instrumentų muziką. Pučiamieji viską gali groti. Nuo laidotuvių iki džiazo. Kas atėjęs į mūsų koncertą nustebo. Sako, mes galvojom, kad čia marširuosit ir viskas, o mes čia užgrojom ir gražią tokią klasikinę muziką. Vienas mūsų projektas buvo, po to džiazo projektas. Tai galimybės pučiamųjų instrumentų yra labai didelės. Mūsų komandoje yra tokie džiazo mėgėjai ir atlikėjai kaip Arūnas Šerpytis, Ąžuolas Paulauskas, Remigijus Točkus, jie labai fainai groja džiazą ir sugalvojom, kad reikia tokio lengvo, kas publiką užvestų, juos pralinksmintų ir būtų lengva klausyti. Šitas pučiamųjų orkestras, palyginus su savo tikrai galimybėm, kur groja ne visi profesionalai, jis pranoksta pats save. Jis tikrai, mano akimis, tai labai veržlus ir labai, kaip pasakyti, potencialus ir tikrai dar ateityje, aš manau, dar netokį mes jį pamatysime. Mes dainuojam populiariąją klasiką, lietuvišką, žinoma, estradą, užsienietišką, ir šiek tiek tų džiazo standartų. Ir jau kirba mintys apie kitus metus, ką čia dar sugalvosim. Ką žino, gal vadovas sakys, gal reikia padaryti kokį roko maršą. Marijampolės pučiamųjų orkestre groja apie 30 įvairaus amžiaus muzikantų, nuo moksleivių iki profesionalų. Kolektyvas susibūrė prieš 22 metus.